ICF Lietuva organizuojama konferencija yra toks renginys, kur susitinki savo bendraminčius, susitinki tuos, kurie mato pasaulį šiek tiek kitaip negu galbūt eilinis statistinis gatvėje sutiktas žmogus. Ir man tai yra didžiausia vertė, kai gali apsikeisti savo idėjomis, gali apsikeisti savo mintimis, išgirsti naujas idėjas, išgirsti naujas mintis. Ir kažkaip galvoju, kad iš to gimsta sinergija ir jaučiau, kad šiandien visą tai vyko. Jo, tai ačiū labai. Man iš tikrųjų labai patiko keletą insightų. Pavyzdžiui, tai, ką aš galvojau, kad yra kultūriniai skirtumai, amžiaus skirtumai, pasirodo, kad tai yra visai ne tas. Во-первых, это было очень тепло, во-вторых, это было очень профессионально, начиная с места, с организации, с того, как для нас, для гостей, собственно, организовали весь процесс. И я получила большое удовольствие от общения с аудиторией, потому что мне кажется, что здесь ICF Литва продемонстрировал очень серьезный, глубокий подход. Viskas labai faina. Mane ką tik paklausė, ar labai pavargau. Sakiau, kai pajutau tą žmonių energiją pabaigoje, tai visas tas nuovargis buvo anuliuotas. Tai jėga, kad ne paskutinį kartą, kuo daugiau žmonių ir tiek išvalgų, tiek minčių yra ties ko pamastyti artimiausią savaitę. Labai patenkinta. Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad sudalyvau šiandien konferencijoje tarptautiniai, kur tikrai labai įdomus skaitytojai, labai kūrybingi pranešimai, sužinojau naujų teorijų, išgirdau naujų praktinių pavyzdžių ir tikrai verta paminėti ir Julę, ir Miko iš Telesoneros, ir iš Rusijos, ir iš Belgijos coachingų pranešimus, coacherių pranešimus, kur žmonės dalinasi savo patirtimi. Labai smagu sudalyvauti konferencijoje, kur yra daug prijaučiančių žmonių coachingui, padiskutuoti darbo grupelėse apie tai, kaip coachingas įmonėse pas juos yra įgyvendinimas, kokios problemos, kokius iššūkius suteikia šitas visas procesas. Iš tiesų, džiaugiuosi būdama čia. Diena buvo intensyvi, reikalaujanti fokuso, susikaupimo ir daug energijos, tai šiuo metu galiu pasakyti, kad pavyko, buvo gerai, detalizuoti galėsiu vėliau, kai apmąstysiu ir šiek tiek pareflektuosiu to klausimą, bet tikiu, kad kitais metais bus dar geriau. Iki.